Iš šios dienos, lapkričio 4 dienos brevijoriaus aušrinė antrasis skaitinys iš šventojo vyskupo Karolio Baromėjaus pamokslo, pasakyta per paskutinį sinodą. Čia tie žodžiai pagrindė daugiausiai kunigams skirti, bet jos gali pritaikyti kiekvienas savo pasaulietis. Tai aš čia taip maždaug pusė tuo, kad ne per daug neužsitęsti, daugiau į pabaigą paskaitysiu. Štai ką jis kalba. Ar nori, kad tave pamokyčiau, kaip turėtum tobulinti savo dorybes? Ir jeigu chore buvai dėmesingas, kaip galėtum būti dar dėmesingesnis ir dar tinkamiau pašlovinti Dievą kitur? Klausykis, ką pasakysiu. Jei tavyje jau rusena dieviškosios meilės liepsnelė, neatidenk jos iš karto. Neleisk vėjui jos užpūsti. Laikyk krosnį uždarytą, kad ji netauštų ir neprarastų šilumos. Vadinasi, kiek įmanydamas venk išsiblaškimų. Susikaupęs link su Dievu ir šalinkis tuščių kalbų. Tavo pareiga pamokslauti ir mokyti. Dėk pastangas ir ugdyk savybes būtina šiai pareigai deramai atlikti. Pirmiausia, savo žodžiu parenk savo paties gyvenimo ir elgesiu, kad žmonės matydami tave vieną kalbantį, o kitą darant, nesijuoktų iš tavo žodžių ir nekrarapytų galvos. Tu rūpiniesi sielomis, dėl to neturi visiškai nesirūpinti savimi. Tad neišdalyk savęs kitiems per dosniai. Sau nepasilikdamas ne mažiausios dalelės, privalai globoti tau pavestas sielas, tačiau nepamiršk ir savosios. Supraskite, broliai, kad bažnyčios vyrams nėra nieko svarbesnio už sielos maldą, kuri eitų pirma mūsų darbų, juos lydėtų ir sektų. Giedosiu, sako pranašas, ir suprasi, jeigu brolau tu teiki sakramentus, susimąstyk, ką darai. Jeigu šventi mišias, susimąstyk, ką aukoji. Jeigu giedi chore, susimąstyk, kam ir ką tu byloji. Jeigu ganai sielas, susimąstyk, kieno krauju jos yra nuplautos, ir taip viską darykite su meile. Viską darykite su meile. Tada lengviau įveiksime visus sunkumus, kurių daugel kasdien neišvengiamai patirime, nes tokia yra mūsų dalia. Tada turėsime jėgų savyje ir kitose pagimdyti Kristų. Nu va.